Labadiena! Šiandien parodysiu, kaip suteikti įgaliojimus VMI EDS sistemoje. Pirmiausia, prisijunkite prie VMI, pasitikrinkite, jog pasirinkote jums norimą įmonę. Ir viršuje pasirinkite VMI sistemos. Ten paspauskite EDS. Po to viršuje spauskite nustatymai, atstovavimas ir mane atstovauja. Nurodykite jums norimo žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą. Ir spauskite ieškoti. Prie atstovavimo keitimo teisės pažymėkite varnele ir nurodykite atstovavimo galiojimo terminus. Rekomenduojame įgaliojimus padaryti kuo ilgesniam terminui, jog nereikėtų šio proceso kartoti dažniau. Tai padarius, spauskite tvirtinti teisių rinkinį. Paspaudus šį mygtuką, jums išmes nuorodą, ar tikrai norite tvirtinti šį rinkinį. Spauskite taip ir taip suteiksite įgaliojimus VMI EDS sistemoje.